Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Dabar net pusę metų nemokamai. Matyt, kad įbaugino ir senato narius, ir atstovų rūmų narius, nes jie bijo Trumpo žinutę socialinėme tinkle, kuri pasakys, kad šitas žmogus, šitas politikas prieštarauja man. Tai pasako, kad galėčiau nušauti kažką 5-ojo avenue ir man nieko nenutiktų. Aš pradedu to tikėti. Bet tai, jeigu veikia valstybė, 3 kadencijos tikrai nebus. Išduoti Baltijos valstybės Trumpui būtų brangu. Labadiena, mėly redakcijos žiūrovai, sveiki, brangus patronai, brangus mūsų YouTube žiūrovai, prenumeratoriai. Prieš pradedant puikų pokalbį, aš paskutinį kartą jūs norėčiau kreiptis su šituo prašymu, kuris pastarosius pusantro mėnesio, gal net 2 mėnesius, jau iš mano lūpų jums šiek tiek įgryso, bet tikrai pažadu jau tikrai paskutinį kartą šiais metais. Tai aš vis dar noriu priminti, kad yra pajamų deklaravimo sezonas, visi privalome deklaruoti pajamas, tikrai visi. Ir deklaruodami pajamas galite 1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio skirti įvairiom nevyriausybinėm organizacijom. Jeigu manote, kad mūsų veikla, redakcijos veikla yra prasminga, reikalinga, ir aš tikiu, kad galbūt taip manote, nes žiūrite šią laidą, nebent jie žiūrite tik dėl Lino Kojalos, kas irgi savaime suprantama, jeigu manote, kad mūsų veikla yra prasminga ir reikalinga, tai labai džiaugtumės, jeigu savo 1,2% paskirtumėt mums. Primenu, kad jeigu norite paremti daugiau nei vieną organizaciją arba kelias, manote, kad yra daugiau nei viena organizacija Lietuvoje, kuri yra verta jūsų gyventojų pajamų mokesčio dalies, tai galite savo 1,2 išskirstyti įvairiais būdais, po 0,6, po 0,4 ir net po 0,2. Tai viskas, dabar už manęs tikrai viskas ir dabar aš jau sakau laba diena mūsų svečiui Geopolitikos ir saugumo studijų centro, taip, direktoriui Linui Kojalai. Sveiki, ačiū, kad pakvietės. Mes jūs pasikvietėm pakalbėti apie tai, apie ką turbūt visa Lietuva, visa Lietuvo žiniasklaida, universitetai, nežinau, renginiai jūs kviečia kalbėti, tai daugiausiai yra apie geopolitiką ir, būkim sąžiningi, su Jungtinėmis valstijomis susijusius dalykus. Tai galbūt toks pirmas lengvas klausimas būtų, dabar kažkaip atrodo, kad viešoje erdvėje su Donaldo Trumpo atėjimu antroje kadencijoje, ypatingai pirmosiomis 100 dienų, beveik 100 dienų, labai daugelis žmonių ištiko šokas, ypatingai tie, kurie mažiau seka Jungtinės valstijas. Tai ką čia taip yra, čia taip galima, arba kad Jungtinės valstijoms ne visai rūpi taip Europa, kaip visi galbūt galvoja. Tai mano klausimas būtų, ar gerai pažįstam mes Jungtinės valstijas? Manau, kad šiek tiek paviršutiniškai. Ir tai galioja galbūt visiems, ir politikams, ir analitikams, ir žiniasklaidos atstovams, nes aš pastebėjau tai, kad labai dažnai mes visi iš skirtingų profesinių perspektyvų, bet bendraudami apie saugumą, geopolitiką, kalbame su tais pačiais amerikiečiais. Ir tą darom labai daug metų. Ir be abejo, tie amerikiečiai būna įtakingi, svarbus, ar praeityje, ar dabartyje pareigūnai, ekspertai ir panašiai, bet vis tik tai jie atstovauja tam tikrą Jungtinių Amerikos valstijų užsienio saugumo politikos perspektyvą. Ir ją mes gerai pažįstame ir jinai mums yra artima, nes jie atspindi mūsų lūkesčius. Amerika įsitraukusi į Europos reikalus, Amerika priešstatoje Rusijai ir Kinijai, Amerika norinti ir galinti bendradarbiauti su Europa daugybė skirtingų sričių. Ir mes galbūt nepastebėdavome tų žmonių, kurie turėdavo kitokį požiūrį. Ir tas požiūris nebuvo visiškai marginalinis net ir tam pačiam Vašingtone. Ir čia geras jau dažnai naudojamas pavyzdys pastaruoju metu yra Elbridžas Colby, vienas įtakingiausių dabar jau pareigūnų gynybos departamente, tik tai prieš keletą dienų patvirtintas. Na, su juo, kai man teko bendrauti prieš metus, pokalbis nebuvo komfortabilus, nes jis nepasakė tų dalykų, kurias mes esame įpratę girdėti iš to įprasto rato žmonių, bet šiandien jis yra 3. įtakingiausias asmuo Pentagone, o realiai manau, kad gal net ir ne 3. Jisai yra atsakingas už politikos formavimą. Iš politikos planavimą, taip. O žinant, kad šitas gynybos sekretorius Petas Hegsethas, netrodo pats įtakingiausias kaip pareigūnas iš savęs. Tikėtina, kad Colby pozicijos ir galimybės formuoti net ir strateginės politikos kryptis, jos bus gana didelės. Tai turbūt aš linkėčiau ir savo, ir kitiems, kas turi santykis su Jungtinėmis valstijomis, dažniau išeiti iš tos komforto zonos. Aišku, dabar tai yra gana nesudėtinga padaryti, bet vis tiek tam, kad tie pokalbiai būtų nemalonus, galbūt ne visai lengvi, šiek tiek gal net ir šokiruojantis, bet leistų susidaryti tą platesnį paveikslą ir atitinkamai tuomet jau priimti sprendimus nacionaliniu lygiu ar europiniu lygiu, kad išvengtume pačių blogiausių scenarijų. Kiek yra mūsų tų susiklaidinusių kaltės, kiek
tikro netikėtumo, kiek dalyko, kurio negalėjai nuspėti, kad mes ilgą laiką guodamės tą balanso sistemą, kad vienas prezidentas daug negali, nes yra kongresas, yra kitos atsvaros. Ir dabar paaiškėjo, kad nėra tų atsvarų jokių. Tai kiek čia buvo galima būti tam pasiruošus? Turbūt yra ir ūminės, ir lėtinės fazės procesų. Tai lėtinė fazė prezidento pozicijos stiprėjimo yra vykstanti dešimtmečius. Prezidentas yra daug įtakingesnė šiandien figūra Jungtinėse valstijose, negu numatė tėvai kūrėjai, kurie pagrindinę instituciją įsivaizdavo ir projektavo į kongresą. Atstovų rūmai, senatas, tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia, jinai turi būti visoko centras ir tik tai po tam tikro laiko tarpo tas pradėjo verstis į kitą pusę ir vykdomoji valdžia įgijo vis daugiau svertų. Trumpas šiuo atveju dar įveda tą ūminį aspektą, jis savo pozicijoje tą ilgalaikį procesą bando dar labiau paspartinti ir peržengti dar ir tas raudonasias linijas, kurios galbūt anksčiau egzistavo, parodydamas, kad visiškai viskas priklauso nuo vykdomosios valdžios. Ir šiuo atveju be abejo įtaka šitų procesų gali būti dvejopa. Jis gali būti arba didelė, turiu omeny, iš tikrųjų vykdomai valdžiai pavyks uzurpuoti dar didesnį spektrą įtakos ir galios, arba gali būti priešprieša, kuri to procesą šiek tiek pristabdys, o gal net ir po tam tikro laiko galės atsukti atgal. Tai aš sakyčiau, kol kas dar nėra taip akivaizdu, kad viskas jau yra prezidento valioje ir jisai visiškai sugriovė stabdžių ir atsvarų sistemą. Jinai tikrai stipriai sukratyta, iš dalies gal tai yra sąlygojama ir oponentų silpnumo arba tokio pasimetimo, turiu omeny Demokratų partiją, iš dalies tradicinės žiniasklaidos kaip veiksnio silpnėjimo ir naujų žiniasklaidos formų atsiradimo, kurios sunaikina vieną iš atsvarų mechanizmų, kuris turėtų platų poveikį visuomenėje, o ne tik tai atskiriems segmentams, jeigu žiūrėtume į naujosios medijos pasiekiamumą. Bet aš sakyčiau, dar nereikėtų sakyti, kad jau viskas yra žlugę ir tikrai viskas priklauso tik tai nuo Trumpo ir jisai kaip nesustabdoma mašina darys viską, ką nori. Net ir dabartiniai teisminiai procesai su savo niuansais ir atskirų sprendimų įgyvendinimu turbūt yra to pavyzdys. Kas bent jau Lietuvoje atrodo deda daug vilčių į midtermus, kad galbūt tada kažkas pasikeis, galbūt jis nebeturės tokios galios ir taip toliau. Kiek vilčių į tai reikėtų dėti? Geras to pavyzdys buvo sprendimas iš Donaldo Trumpo pusės vienos iš savo artimiausių bendražygių neskirti ambasadorių Jungtinėse tautose, nes tokiu atveju jinai būtų priversta atsisakyti savo pozicijos atstovų rūmuose ir to nebuvo norima daryti, nes rinkimai, kurie turėtų įvykti toje apygardoje, galėtų reikšti, kad ta labai trapi ir dabar atstovų rūmuose esanti dauguma, turbūt kiek 3 gal balsai, kurios turi respublikonai prieš demokratus, jinai dar labiau apturpėtų, nes tikimybė būtų, kad ta apygarda galbūt respublikonai ir apskritai pralaimėtų. Tai Trumpas tą vertina rimtai, kaip veiksniai net ir dabar dar iki vidurio kadencijos rinkimų, per juos pačius istoriškai mes įsivaizduotume, kad Demokratų partija turėtų labai gerus šansus bent vienus iš kongreso rūmų arba atstovų arba senato perversti į kitą pusę, nes dabar abu rūmai yra raudoni, dominuojami respublikonų, kad ir nedidelė persvara, tai būtų tikrai nemaža tikimybė tikėtis, kad demokratai bent jau, galbūt atstovų rūmus, nes senatas gal nelabai palankios tendencijos, kadangi renkamas tik tai trečdalis senato narių, tai tos valstijos, kuriuose tai vyks, nebūtinai atrodo labai palankios Demokratų partijai, bet visgi net ir tai yra įmanoma. Tai tokiu atveju, aišku, įstatymų leidžiamoji valdžia mažų mažiausiai būtų susiskaldžiusi ir prezidentas negalėtų tikėtis, kad jos skambučiai atskiriems respublikonams jau automatiškai patvirtintų jos sprendimus. Bet grįžtant prie jūsų klausimo, ar kongresas apskritai yra svarbus, nes pavyzdžiui, kas yra viena iš kongreso galių, tai yra be abejo biudžetas. Tai yra institucija, kuri bent jau teoriškai turėtų priiminėti biudžetą, jinai ne visada tą sugeba padaryti, bet bent jau teoriškai tokia misija atliekama. Ir tuo pačiu įvairiose įstatymuose, pavyzdžiui, gynybos lėšų autorizacijos akte, parodyti, kokioms sritims tos lėšos turi būti panaudojamos. Kitaip tariant, tu ne tik tai numatai pinigų kapšą prezidentui, čia tau gynybos išlaidos ir tu jas išleis. Ne, tu duodi kapšą ir sakai, dalis to kapšo turi eiti šitai sričiai, dalis šitai ir panašiai. Trumpas sako, ne, manęs negali, kaip vykdomosios valdžios įstatymų leidėjai riboti, kur aš tas lėšas naudoju. Taip jūs galite nuspręsti dydį, čia galbūt niuansų yra mažiau, bet kur skirstyti lėšas nuspręsiu aš ir tik tai aš. Trumpas mokosi iš savo pirmosios kadencijos, kai atsiminkime, jis labai norėjo sienos su Meksika,
norėjo pastatyti sieną su Meksika, kongresas jam sako, nebus sienos su Meksika, nebus pinigų šitam projektui ir tada jam reikėjo bandyti ieškoti galimybių, kur čia sutaupyti, iš kur čia tų pinigų paimti, kad ta siena su Meksika galėtų būti statoma, bet iš esmės tą padaryti buvo labai sunku. Tai dabar Trumpas jau geriau pasimokęs, ateina ir sako, ne, jūs manęs nepribosit, aš leisiu pinigus ten, kur noriu. Ir čia toks yra atviras klausimas, ar taip iš tikrųjų yra ir kaip pavyzdžiui tokį aktą, tokį sprendimą traktuotų teismai, jeigu nuspręstų, įvyktų ginčas tarp institucijų. Kitas įdomus dalykas yra, kad jūs užsiminėte šiek tiek kongresas, abių ir atstovų rūmai, ir senatas, būkim sąžiningi, ir aukščiausiasis teismas yra šiuo metu raudonos spalvos, kas galbūt daugeliui mūsų žiūrovų bus keista, bet taip jau yra. Taip pat ir baltieji rūmai. Ir pastaruoju metu žiniasklaida, opozicija kaip po tokia, iš esmės yra arba tyli, arba bijo, arba persigrupuoja po didelio šoko pralaimėjimo. Bet yra institucijos, kurios panašu, kad biški kelia galvą ir praeitą savaitę Harvardo universiteto stovėsena prieš draudimus, dabar remimo nutraukimas. Kiek galbūt jums tenka bendrauti su akademinė bendruomenė? Kiek akademinė bendruomenė yra, nes atrodo, kad akademinė bendruomenė, tiek Kolumbijos universitetas, tiek pat ypatingai šitas Harvardo atvejis, kur sako, ne, prezidentas biški jau nebegali čia kištis, žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, mūsų, kaip, sakykime, minties laisvės, apgimimas yra daug svarbesnis nei tiesiog pinigų gavimas ar negavimas iš federalinio biudžeto. Čia yra fundamentalus klausimas, kaip elgtis tokioje situacijoje. Vieni universitetai, Kolumbija, pavyzdžiui, nusprendė bandyti atliepti Trumpo reikalavimus, nes ir mokestinės lengvatos, ir subsidijos iš federalinės valdžios pasirodė šitam universitetui pernelyg reikšmingos, nes jų praradimas tiesiog būtų pernelyg turbūt sudėtingas finansiškai, buhalteriškai procesas universitetui. Tai viena trajektorija yra, tai, ką galėtume vadinti appeasementu, susitaikymu su situacija. Nuolaidžiavimu. Kita, Harvardas pasirinko priešpriešos poziciją ir man atrodo, kad tokios institucijos, jos turi pakankamai raumenų ginti savo interesą, ne tik tai dėl statuso, ne tik tai dėl globalaus brando, ne tik tai dėl to, kad tai yra tūkstančių žmonių, milijonus galbūt netgi tiesiogiai ir netiesiogiai per alumnus, per šeimos narius vieninti instituciją, bet todėl, kad jinai yra labai turtinga institucija. 50 milijardų vien yra neliečiamo kapitalo fondi. Tai net jeigu tie keli milijardai nubirėtų dėl Trumpo mokestinių išlygų atskaitimo ar kitų sprendimų, greičiausiai nesugriūtų Harvardas, bet tuo pačiu parodytų, kad bet kokia iniciatyva iš prezidento nebūtinai bus praryjama kaip kartipiliulė. Tai sakyčiau, kad ateitis parodys, aišku, kuri iš tų trajektorijų buvo teisinga, ar susitaikyti, išgyventi ir paskui galbūt tikėtis kitokių sprendimų, ar priešintis ir parodyti, kad tai yra pavyzdys ne tik tai akademiniai bendruomeniai, bet ir platesniai visuomeniai. Jeigu universitetai priešinasi, galbūt tai yra paskata ir kitose srityse veikiančioms institucijoms ar žmonėms, ar galiausiai partijoms ieškoti būdų ne tik tai matyti prezidentą kaip tą mašiną, kuri viską padaro, ką nori padaryti, bet ir tokią, kuri yra apribota net ir palaikymo iš visuomenės pusės, nes Trumpas taip, jis laimėjo rinkimus, pirmą kartą savo istorijoje Trumpas surinko daugiau balsų ir skaičiuojant absoliučius skaičius negu oponentė, bet tai nebuvo triuškinanti pergalė, kuri leistų jam teikti, kad jisai turi didžiosios dalies Amerikos visuomenės, ne tik didžiosios, bet labai didelės daugumos amerikiečių palaikymą. Ir galima laukti, kad artimiausius 3 metus Harvardo absolventai nebus imami dirbti į valstybinės institucijas. Jūs užsiminėt ir apie galimą oponavimą pačiose partijose. Kaip čia galima matyti Respublikonų partiją? Nes žiūrint į kai kuriuos Trumpo sprendimus ir elgesį, atrodytų, kad yra dalykų, į kuriuos turėtų reaguoti save gerbianti partija. Bet tos reakcijos kažkaip daug nesimato. Kokios čia perspektyvos? Įbauginta atrodo šitą partiją. Ir paties be abejo Trumpo įtakos partijai, nes vis tik tai ne tas žmogus, kuris turėjo apskritai dabar būti Baltuosiuose rūmuose pagal visą istorinę logiką, tik antrasis prezidentas išrenkamas po pertraukos ir mes turbūt būtume įpratę teikti, kad jeigu tu pralaimi rinkimus, viskas, tavo politinė ateitis yra nurašyta. Trumpas, kad ir nesutiktų su rezultatu 20 metų rinkimus, vis tik tai jos pralaimėjo. Ir rodė, kad tai reikš visišką persikrojimą ir pačios Respublikonų partijos. Tad tai, kad jisai įrodė, jog taip nenutiko ir ta partija yra jo partija, o ne atvirkščiai partija, kuri kontroliuoja savo lyderį, matyt, kad įbaugino ir senato narius, ir atstovų rūmų narius, nes jie bijo Trumpo žinutę socialinėme tinkle, kuri pasakys, kad šitas žmogus, šitas politikas prieštarauja man, vadinasi, jo rinkėjai toje valstijoje, žinokitės, kad artėja pirminiai rinkimai, kuriuose
to kandidato keliamo ar į senatą, ar į atstovų rūmus palaikyti jau nebereikėtų. Plus atsiranda Elono Musko faktorius su savo X platforma ir apskritai be abejo savo paties persona, jis tą dar labiau įgalina procesą. Ne visada galbūt į teigiamą pusę, mes matėme rinkimus, kurie vyko pastaraisiais mėnesiais keliose valstijose ir kuriuose Musko parama galbūt turėjo netgi neigiamą efektą. Mičigano aukščiausiojo teismo rinkimai buvo vienas iš tokių pavyzdžių, tai ne visada galbūt suveikė vien pozityviai, bet vis tik tai ta mašina Trumpas plus Muskas ir visa ta galia tiek partijai, tiek viešai erdvei, bent jau respublikonų rinkėjams atrodo pernelyg didelė. Bet, yra tokių pavienių epizodų, kurie gal rodytų, kad ne viskas dar prarasta. Tedas Kruzas vienas yra iš tokių 2016 metais žmogus, kuris buvo vienas aršiausių Trumpo kritikų, pats siekė prezidento posto, vėliau persivertė į visišką trumpistą, jis kalba apie Putiną taip, kaip mums įprasta girdėti iš respublikonų partijos tradicinių lyderių, bet tuo pačiu prieštarauja Donaldo Trumpo laikysinai. Net ir prieš keletą dienų savaitgalį vienas iš senatorių, Kennedy, kalbėjo apie tai, kad sprendimas deportuoti asmenį į Salvadorą gal netitiko visų teisės aktų ir reglamentavimo, kaip turi vykti teisinis procesas, net jeigu mes matome tame asmenyje nusikaltimus, nelegalios imigracijos faktą ir panašiai. Tai tokių pavienių žinučių yra, kol jos nėra konsoliduotos ir nevirsta kokio nors Trumpo sprendimo blokavimu, tol turbūt tai nėra pakankama ir nėra įprasta net ir partijos viduje. Bet dar papildomas, aišku, klausimas būtų tai, kągi veikia demokratai. Ką šiuo metu veikia ta pagrindinė opozicinė jėga, kuri taip pralaimėjo rinkimus, bet nebuvo sutriuškinta. Šiandien jinai atrodo, podcastus kuria taip, daug ką daro, bet nelabai tai matoma kaip efektyvi politinio veikimo forma. Ir man labiausiai nerima dėl ateities perspektyvų keltų tai, ką mes beje girdime ir iš dalis respublikonų. Taip, dabar mes esam valdžioje, dabar mes perrašom taisyklės, dabar mes greunam bet kokius stereotipus, kaip turi veikti politinė sistema, bet kas bus, kai ateis kita pusė? Kai mes dabar švytuoklę matome stipriai pakrypusią į dešinę, jinai gali trenktis visai kita jėga arba tokia pat jėga į priešingą pusę po 4 ar kažkiek metų. Ir tai būtų didelė problema, nes jeigu kiekviena partija ateis į valdžią, ar kiekvienas prezidentas ar prezidentė ateis į valdžią, sakydama, kad mes viską dabar perrašysim, sugriausim ir jokios taisyklės mums negalioja, tuomet ne tai, kad kažkuri partija pralaimės, visa politinė sistema ims ir subirės. Ir aš manau, kad tai vienas stipriausių argumentų ir patiems respublikonams susimastyti, ar tikrai mes visur elgiamės teisingai. Jeigu dabar deportuojam asmenį, kuris nelegaliai kirto sieną ir kuris yra siejamas su teroristiniam organizacijom, bet neaišku, ar ten viskas taip 100% patikrinta, ar tai nereikš, kad ateis kita valdžia ir paims mums politiškai artimą žmogų, gal ne migrantą, gal dar kažkokį, ir irgi lygiai taip pat be teisinių procesų, be visų procedūrų paims ištrems. Tai gal tai irgi nebus labai gerai, tai tokių pavienių balsų. Elono Musko, pavyzdžiui. Galbūt, aš nenoriu kalbėti apie konkrečius pavyzdžius, bet kažkas turbūt kas būtų jau kokį nors respublikoną žmogų, kuris galbūt tariamai pripaišys priklausomą Ku Klux Klanui arba kažkam, ir kas irgi galėtum sakyti, kad tai yra nusikalstama organizacija, ir tada gali lygiai tą patį padaryti. Tam reikia tvarkos, tam reikia taisyklių, tam reikia tam tikrų principų, kurių nekeičia atskiri politikai. Trumpas į tai žiūri lengvabūdiškai. O Trumpo pavyzdys gali tapti pavyzdžių kitiem, nes iš tikrųjų tai net pirmą kadenciją Trumpas į viso pasaulio politiką atnešė tam tikrus bruožus. Bendravimo su žiniasklaida, politikų. Mes matom, kaip persikelia net į Lietuvą kai kurie dalykai, nes žmonės pamatė, kadgi galima taip daryti ir tau nieko už tai nebus, o dargi visuomenė, dalis visuomenės netgi pagirs tave ir tu galėsi toks kaip didvyris būti. Tai gal tas pavyzdys gali kaip tik tapti ne tai, kad tuo akstinu nustatyti aiškias taisyklės ir jų laikytis, bet kaip tik išplisti po pasaulio ir kitur? Gali. Tik tai aš abejoju, ar Trumpo pavyzdys taip lengvai pritaikytas. Jis toks unikalus asmuo, man atrodo, iš jo paties veiksmų kyla tai, kas yra pritaikoma tik jam pačiam. Labai sunku būti Trumpu nebūnant Trumpu. Kitiems vis tik tai, man atrodo, galioja kitokios taisyklės, rašytos ar nerašytos, ir pavirsti tokiu Trumpu kitoje šalyje labai lengvai nebūtų lengva. Ir dėl kultūrinių priežasčių, ir dėl politinių priežasčių, ir dėl kitų aplinkybių. Kai ta pasako, kad galėčiau nušauti kažką 5th Avenue ir man nieko nenutiktų, aš pradedu to tikėti.
Bet kažkaip abejoju, ar yra kitų politikų, kuriems galiotų toks labai makabriškas, bet įsivaizdavimas apie jų įtaką ir ypatingai tų rinkėjų santykį su tuo žmogumi. Ypatingai todėl, kad aš sakyčiau, kad galima labai greit sugriauti tai, kas yra sukurta, bet labai sunku pastatyti kažką naujo. Čia tokia sena aksioma, bet Trumpo elgesys net ir su tais, kurie jam yra gana artimi, ideologiškai, jis kelia tokių klausimų, sakykime taip. Tas pats Argentinos prezidentas Javieras Milei. Atrodo visiškas trumpistas. Jis pats sako, kad jis yra trumpistas tik Argentinoje, bet matome, pavyzdžiui, tarifai Argentinoje yra įvedami kaip ir kitoms valstybėms. Kodėl? Nežinau, ar Trumpas galėtų pasakyti, turbūt nebuvo labai detaliai apie tą Argentiną mąstoma, bet tarsi tu savo draugui, bendražygiui politiniam taikai tokias pačias sąlygas, tokias pačias normas, sakykime taip, iš Trumpo perspektyvos vertinant kaip ir oponentams. Tai aš nežinau, ar tai sukuria tokį ilgalaikį pasitikėjimą ir norą būtinai kartoti tai, ką daro Trumpas, nes yra matomos ir to ribos. Tik aišku, kadangi Jungtinės valstijos tokios svarbios, tai yra globalus dalykas. Tai, kas vyktų kažkokioje atskiroje šalyje, turėtų tik tai greičiausiai nacionalinį, galbūt regioninį efektą. Dėl to ir matom tokią keistą strategiją iš daugybės šalių bandyti suprasti Trumpą, bandyti prie jo prieiti per savo stiprybės. Meloni bando prieiti per ideologiją. Keiras Starmeris, kurio ideologija visiškai priešinga Trumpui, bando prieiti per karališkąją šeimą. Prancūzijos prezidentas per savo asmeninį žavesį, ko gero, nežinau kaip tą išreikšti, nors ideologiškai irgi nelabai tapatus, bet bendrą kalbą kažkaip randa. Lis diplomatų kitų valstybių sako, kad reiktų gal tiesiog neatkreipti į save dėmesio ir tada nebus problemų. Taip, iš tikrųjų. Yra ta tezė, gana plačiai paplitusi, kad nedėkime ant stalo temų, kurių nekelia Trumpas, nes kai jas padėsim ant stalo, tada jos bus temos. Tas pats karių skaičius Europoje ar Lietuvoje yra vienas iš pavyzdžių, kad gal geriau tyliai ir jie nepastebės. Aš nežinau, kiek tokia strategija yra validi, bet galbūt. O kiek pasvarstymai apie trečią kadenciją gali būti realūs? Gal atrodytų pagal politinę padėtį, tai visiškai nerealu. Bet jie neatmeta paklausti šitos idėjos griežtai. Kaip tik taip užsimena tarsi, kad galbūt žmonės čia nori ir taip toliau, tai gal nebūtinai tai konstitucinis kelias, kažkoks perversmo kelias, kaip mes jau matėm Kapitolijui. Yra istorikų, kurie svarstytų, kad sukurti federalinę respubliką, ką padarė Jungtinės valstijos ant balto popieriaus lapo, turiuomenį nebuvo pavyzdžių, kuriais galėtų remtis tuo metu, kai buvo rašoma Jungtinių valstijų konstitucija ir išlaikyti ją taip ilgai, jau savaime yra fenomenalus pasiekimas ir šiaip jau istoriškai reikėtų žiūrėti ir Romos Respublikos gyvavimo ciklą, kuris vėliau perėjo į vienokios ar kitokios formos diktatūrą, kad turėtų ateiti tam pabaiga. Istorikai norėtų matyti pabaigą, nes negali būti taip, kad tu įkuri respubliką ir jinai tiesiog funkcionuoja, nepaisant daugybę šoko, aišku, ir pilietinio karo, ir pasaulinio karų, ir to paties rasinės segregacijos aspektų ir panašiai. Vis tik tai sugebėjo Jungtinės valstijos išlikti, tai teikia optimistams lūkesčių, kad išgyvensim ir šitą problemą. Bet aišku, klausimas dėl trečios kadencijos, jisai ir atsiremia į principus, ar veikia teisinė valstybė ar ne. Nes jeigu veikia teisinė valstybė, to nebus. Jungtinių valstijų konstitucija labai aiškiai priešingai negu Lietuvos konstitucija sako, kad negali būti trečios kadencijos su pertraukom, be pertraukų. Nėra tokio galimybės, bet turi būti padaromas konstitucijos pakeitimas, tam reikia 2/3 daugumos atstovų rūmuose senate plus 3/4 valstijų patvirtimą. Niekaip. Šiandien tai yra nerealu, ypatingai kalbant apie Trumpą, kai šalis kyla mažiausiai dvi dalis ir klausimas, ar tikrai visi respublikonai būtų taip jau labai suinteresuoti tuo, tai tiesiog neįmanomas procesas. Kitas kelias, tas toks labiau House of Cards principas, kad Trumpas nesiekia prezidento posto, galbūt jo siekia J.D. Vance'as. Trumpas yra viceprezidentas ir tada Vance'as inauguruojamas ir tą pačią dieną nusprendžia pasitraukti iš pareigų ir užleidžia prezidentui poziciją. Vėlgi, konstitucija kaip ir aiškiai sako, jog negali siekti viceprezidentu būti asmuo, kuris negali tapti prezidentu. Tai jeigu taikom tą pačią normą, tą pačią taisyklę, kad konstituciškai tu gali būti 2 kadencijas, tai teoriškai jis negalėtų būti ir viceprezidentu nominuojamas J.D. Vance'o ir tokiu atveju pakilti iki prezidento posto. Aišku, mes galim tada įsivaizduoti daug scenarijų, bet jau tada reikėtų ir žmonių mirčių, kad tai galėtų vykti, nes aišku, visa ta seka galėtų tęstis ir toliau ir užtektų kažkokių kitų pareigų, kad galėtum pakilti iki prezidento posto, bet ten jau atsistatydinimų nepakanka, ten jau reikia jau tikro House of Cards su mirtimis. Tai jeigu veikia valstybė, trečios kadencijos tikrai nebus. Ir jeigu veikia apskritai šalies
pilietinė visuomenė, aš manau, kad lygiai taip pat, nes, aš norėčiau tikėti, nežinau, bet norėčiau tikėti, kad Respublikonų partija, nebūtų ta, kuris su šitą trečios kadencijos vėliavą taip vieningai marširuotų į priekį, kaip iki šiol. Juo labiau, kad reikia turėti omeny, ką jau ir dabar matome. Tie, kurie yra ištikimiausi Trumpo rėmėjai, ta maga, aišku, kad jie nekvestionuoja prezidento sprendimų. Bet vis tik tai jis laimėjo rinkimus ne tik tai dėl tų žmonių. Už jį balsavo ir dalis tų, ir gana reikšminga, gal kai kas sakytų iki trečdalio viso rinkėjų skaičiaus, kurie tiesiog Trumpo asmenyje matė geresnės perspektyvas savo šalies ekonomikai negu oponentų pusiai, Kamalos Harris pusiai. Ir būtent jie jautriausiai reaguoja ir į dabartinę akcijų rinkos krizę, ir apskritai ekonominės perspektyvas tokias miglotas, ir ta chaotiška situacija, kuri kyla. Nes jūs tikrai stebėjote rinkiminę kampaniją, atsimenat, viena iš Trumpo tezių buvo, aš ateisiu, visi būsim klestintys, laimingi, ekonomika bus švytinti, aukso amžius. Jis nekalbėjo apie tai, kad aukso amžius bus, bet porą metų gyvensim chaose, bus ekonomika krizėje, infliacija tikėtina auks ir panašiai. Jis to nežadėjo. Ir tikrai nemažai dalį jo tiesioginė to žodžio prasme elektorato, aš manau, kad tai kelia klausimų. Tai jis išvadino, kaip jos panicker, nepanikuokit ir maždaug nebūkit čia tokie be cool rašė ir taip toliau. Tai jau matėsi iš tos retorikos, kad jis pamatė žmonėse tą nerimą. Ir priėmė sprendimus. Švelninti kai kuriuos savo anksčiau priimtus sprendimus ir panašu iš to, ką vėlgi girdime iš žiniasklaidos, kad tą sąlygoja labai tokios subtilios aplinkybės, kas išlaukia, kai Peteris Navarro labiausiai už tarifus esantis patarėjas nueina į vieną Baltųjų rūmų galą, tada prie prezidento prieina iždo sekretorius Besentas ir pasako, gal čia tie muitai, kuriuos tu įvedai, neturėtų būti tokie, kokie yra, gal paskelbkim pauzę, ir prezidentas paskelbė pauzę ir tada Besentas išeina greit, pristato šitą sprendimą žiniasklaidai, Peteris Navarro toks nustebęs gauna tai kaip faktą, visą tai lemia tiesiog tokios atrodytų detalės, ar tai yra tiesa ar ne, čia mes galime aišku svarstyti, bet panašu į visai įtikinama istorija. Iš dalies taip, nes ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko Pekinas absoliučiai nenusileidžia. Nes jie yra pasiskaičiavę, kad jie gali dabartinėmis sąlygomis savo politinį įtaką pasaulyje, savo ekonomiką kentėti pakankamai ilgai, nes pamatė, kad Donaldas Trumpas šiaip yra linkęs sumirksėti. Kai yra situacija sudėtinga, jis yra linkęs sumirksėti. Tai Kinija irgi dėl to, kaip sakoma, neatsitraukia kaip daugelis kitų ir nelaukia tų 20 dienų, o atakuoja lygiai taip pat. Man sugrįžtant šiek tiek prie to 3 kadencijų klausimo. Donaldas Trumpas taip tarsi užsimena, taip kartais atrodo trolindamas. Jis turi tą savo tokį, įmeta kažką, pasako, pažiūrė, kaip visi reaguos. Bet, pavyzdžiui, Steve'as Bannonas tą labai rimtai visur aiškina. Jie turi 35 žmonių komandą, kurie dabar ieško teismų precedentų ir kitų būdų, kaip tą 3 kadenciją čia kažkaip pagrysti ar nepagrysti ir taip toliau ir panašiai. Į konstituciją nusispjauna ir taip toliau. Ir Trumpas tarsi viešai neatmeta to. Kodėl? Jeigu tai yra pakankamai aiškus, kodėl jie taip daro? Aš tai stebėčiausi, jeigu Trumpas atmestų tokį scenarijų. Kodėl jam, jeigu jo klausia, ar jūs galėtumėte dirbti 3 kadenciją, koks jo atsakymas būna? Kai kurie žmonės ar daug žmonių sako, kad reikėtų man likti šitam poste, nes aš esu toks sėkmingas, koks nėra sėkmingas joks kitas prezidentas, ypatingai ten per mažiau negu 100 dienų, jeigu žvelgtume šios dienos perspektyvą. Kaip galima atmesti tokį scenarijų? Čia jam ir iš asmeninės pusės būtų sunku tą atmesti, ypatingai jeigu klausimas yra iš žiniasklaidos, tai įmesti tą trolinimo aspektą į visą tą katilą žinių, truputėlį nukreipti dėmesį nuo problemų, kurios buvo ką tik aptartos, ekonominių niuansų, nerimo dėl tos pačios infliacijos ar nedarbo lygio augimo, kai tu užduodi toną kalbėti apie trečią kadenciją. Tai čia šitas trolinimo aspektas tikrai egzistuoja. Bet aišku, kai kurie dalykai negali būti vertinami kaip juokas, kai tą sako Jungtinių valstijų prezidentas. Vėlgi, jeigu mes kalbam apie scenarijų, kad Trumpas įveda diktatūrą, tai taip, be abejo, 3 kadencija yra įmanoma. Bet tai yra įmanoma tik scenarijoje, kai yra iš esmės diktatūra arba kažkokiu būdu konstitucijos pakeitimas tampa įtikinamas tokiai daliai Amerikos sprendimų priėmėjų ir visuomenės. Bet prisimenant tai, ką mes jau irgi truputį aptariam, kad tu gali, liepti galvoti apie žmonės blogiau, negu jie yra iš tikrųjų gyvenime, per socialinius tinklus savo paskyras, eliminuodamas žiniasklaidą, kuri tikrina faktus ir palikdamas tik savo palankę. Ar iš tikrųjų taip toli yra tas scenarijus, kad Amerika gali virsti diktatūra? Čia labai geras klausimas ir aš nežinau atsakymą. Man atrodo, kad apskritai mes turim suvokti, jog gyvenam ir Jungtinėse valstijose, ne tiesiogiai kaip sąjungininkai, bet ir Europoje ir apskritai vakarų demokratijose, tose sistemose, kurios buvo sukurtos 18-19 amžiuje, institucijos, stabdžiai, atsvaros, principai, kuriais yra remiamas.
21 amžiaus jau pirmam ketvirtį mes matome, kiek yra įvykę pokyčių. Kiek yra įvykę pokyčių, kalbant apie viešąją erdvę, apie informacijos sklaidą, apie tempus, apie tai, kas yra ta viešoji aikštė, kurioje vyksta diskusija, ar apskritai jinai tokia egzistuoja, ar mes tiesiog gyvenam kažkokiuose kambariuose. Ir tai kelia klausimą, sakyčiau, ne tik tai Jungtinėse valstijose, bet ir apskritai demokratinėse šalyse, ar tai, kas buvo sukurta taip seniai visiškai kitokiamis aplinkybėmis, gali efektyviai funkcionuoti šitame amžiuje, šitose laikotarpiuose. Aš jau nekalbu apie dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emiratai dabar panašu nori įstatymų leidybos principę savo įdiegti dirbtinio intelekto veiksnį. Ir aišku, tą traktuojam pirmiausia kaip ne visai vakarietiškos demokratijos, švelniai tariant, galimybės daryti tai, kas yra turbūt neįmanoma vakarų demokratijos. Bet gal mums irgi to reikėtų? Gal mes tapsime labai mažai efektyvūs, jeigu mes to nedarysime, nes mūsų neleidžia susitarti struktūros ir institucijos, bet tada autoritariniai režimai, diktatūros ar panašiai jos dar labiau pradės mus lenkti, nes tuos sprendimus įgyvendins daug sparčiau. Tai sakyčiau, čia toks fundamentalus klausimas ne tiek Trumpo, kiek apskritai platesnio konteksto, kurį gali, aišku, vienas ar kitas lyderis išjudinti sparčiau ar lėčiau, bet ar apskritai vakarų demokratija kaip tokia su savo institucinė sąranga šiandien yra pajėgi atlaikyti tuos pokyčius, tas bangas ir tą tokį chaotiškumą moderniųjų laikų. Ir man nėra automatiškai atsakymas, kad taip. Aišku, mes neturim pasiduoti ir tai tezei, kad diktatūros yra visada efektyvesnės, ką aš irgi užsiminiau. Manau, pandemija buvo geras pavyzdys, kur atrodytų unikali proga diktatūroms parodyti, kokios jos geros, greitos ir efektyvios. Matom pagal mirčių skaičius, net ir netikint tuo, kas skelbia, diktatūros jos tikrai nepasirodė daug geriau, švelniai tariant, negu demokratinės valstybės su savo parlamentais, chaosais, žiniasklaidom ir panašiai. Tai čia buvo gana geras pavyzdys, kad nėra taip viskas paprasta, bet man tai kelia nerimą. Ir tokiu atveju nebūtinai vien Trumpas, bet gali atsirasti ir kitų politinių lyderių, kurie sakys, tai pagyvenom tam tikram tarpsnį, dabar tas tarpsnis tiesiog dėl objektyvių aplinkybių, net ne ideologinių, bet objektyvių aplinkybių yra pasikeitęs. Ir čia tuomet klausimas, ką mes galim padaryti kaip demokratinės visuomenės, kad užbėgtume tam už akių. Kokia ta turi būti ateities vakarų demokratija, kad jinai atlieptų ir visuomenės lūkesčius, ir poreikius, ir tą realybę, kuri mūsų supa. O jūs esate apie tai galvojęs, kokia turėtų būti? Atsakymas labai sudėtingas, nes mes tuo pačiu turim labai fragmentuotas visuomenės, vis labiau fragmentuojamas ne tik tai mano minėtų žiniasklaidos aspektų, bet ir tos pačios migracijos vakarų Europoje. Tas veiksnys irgi yra akivaizdu jau dabar reikšmingas ir jisai mažina galbūt tą tokį vienybės jausmą gerąją to žodžio prasme, kuris egzistavo dar ir po Antro pasaulinio karo laikų, kai demografinės situacijos šalyse buvo labai skirtingos nuo šiandienos. Tai turime dar ir tokį papildomą kultūrinį, politinį veiksnį, kuris ypatingai Europoje galbūt jaučiasi, bet ir Jungtinėse valstijose lygiai taip pat. Aš manyčiau, pirmiausia, reikia žiūrėti, aišku, į tą viešosios erdvės aspektą, kaip turėti tą viešąją erdvę, kaip leisti žmonėms bent jau matyti tas pačias problemas tą pačią dieną, o ne gyventi tose pasauliuose, kurie net problemas identifikuotų visiškai kitaip, nors tai yra kaimynai gyvenantis 50 metrų vienas nuo kito. Tai kitas dalykas - rinkimų sistemos. Ypatingai Jungtinėse valstijose mes matom tą pavyzdį, kai tam tikri giluminiai visuomeniniai procesai yra dar labiau apsunkinami pačios sistemos, kuri yra suprojektuota taip, kad tai būtų priešprieša tarp dviejų kandidatų. Ir tai yra vienas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas galėtų būti Nyderlandų rinkimų sistema, kur nėra kartelės apskritai patekti į parlamentą. Ir mes turim tokią kakofoniją, kuri klausia, ar mes turim efektyvią apskritai vyriausybę. Tai rinkimų sistemos ir jų gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių, kai reikia, galbūt jos turi būti keičiamos, kai reikia, galbūt kaip tik išlaikomas tokios, kokios yra. Bet tai yra vienas iš klausimų, kurį reikia spręsti. Tai gražu, greita, prie ugnelės linguoju. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Dabar net pusę metų nemokamai. Tarkim, jeigu JAV dabar atlaikys Trumpą ir nebus tos trečiosios kadencijos, teisinė valstybė suveiks, juk vis tiek tikriausiai reikės ilgo laiko tiem padariniam pašalinti, nes tai, ką mes dabar kalbam kaip neapibrėžtumų, kai kurie vadina, arba nenuspėjamumo Trumpo, tai vienas dalykas, kai žmogus yra nenuspėjamas, bet kitas dalykas, kai tai yra
kažkoks psichopatinis nenuspėjamumas, kai vieną dieną tu gali vesti tarifus ir pasakyti, kad tai nėra dėrybos ir čia nebus deramas, kitą dieną tu gali pasakyti, kad tai buvo dėrybos ir koks aš esu puikus dėrybininkas ir staiga Fox News vedėjai turi per 24 valandas vos neapversti savo prieš tai sakytų žodžius ir pateisinti ir taip toliau. Tai kaip tai paveiks pasitikėjimą kito pasaulio Jungtinėmis valstijomis? Prisiminkim, Bidenas, kai buvo išrinktas prezidentu, jis iš karto išvyko susitikti su pasaulio lyderiais, sąjungininkais ir siuntė jiems vieną žinią: Amerika grįžta. Ir jau tuo metu taip visi atsargiai žiūrėjo į šitą Ameriką grįžta, tai antrą kartą pakartoti Bidenui, ir kas tuo Bidenu bebūtų, jeigu tai bus oponentas ar Respublikonų partijos kitos sparno atstovas, bus labai sunku. Tai ta minkštoji galia kaip tokia, jinai yra aišku, kad labai sunkiai sukuriama ir labai greit prarandama. Ir čia mane iš tikrųjų stulbina, kaip Trumpas vis tik tai sugebėjo parduoti nemažai daliai ir amerikiečių tą tezę, kad visas pasaulis mus išdurinėja, kad mes esame apgaudinėjami, kad visi susitarimai, kuriuos esame pasiekę, yra magiški susitarimai, nors beje dalys pats pasiekęs su Meksika, Kanada ir sugrovęs, tarkim, su Iranu, nors dabar vėl vyksta dėrybos, kurios lyg ir veda iš dalies, bent jau teorinė perspektyva yra panašaus susitarimo, kurį Trumpas atšaukė Barack Obamos. Praktiškai identiškas. Ir kas įdomu, ir tas pats Vitkofas dabar yra ir dėrybininkas bus tenai. Bet yra ir tam tikrų dalykų, kuriuos Trumpas, kaip ir minėjau, tokia ūminė faze išryškina labiau, bet kurie vyksta jau ilgą laiko tarpą ir ne tik tai dėl Trumpo arba visiškai ne dėl Trumpo. Pavyzdžiui, NATO yra geras to pavyzdys. Mes dabar kalbam apie tai, jog Trumpo tezė yra, jog NATO turi pasikeisti balansas. Turi būti mažiau svorio Jungtinių valstijų, svorio atsakomybės, pajėgumų prasme daugiau Europos. Jeigu pasižiūrėtume į NATO dėrybas, pavyzdžiui, dėl gynybos planų atnaujinimo, kurios vyko ir Vilniuje viršūnių susitikime 23 metais ir anksčiau, ta pati logika galioja ir tada. Jau tada amerikiečiai sakė, mes paskutinieji, kurie ateina, mes paskutinieji, kurie imamės konvencinių karinių veiksmų, pirmiausia atsakomybė yra jūsų. Ta pati darė Barackas Obama, mažinęs, prisiminkime, amerikiečių skaičių Europoje, karių skaičių. Na, čia toks labai primityvus būdas žvelgti į Amerikos požiūrį į Europos saugumą, bet vienas iš tokių. Trumpas ateina ir sako iš esmės tą patį, tik daug aštriau ir daug su kraštutinėmis scenarijais, kurie teoriškai galėtų būti įmanomi. Vos neatšauksim savo generolą kaip NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadą ir panašiai. Bet ir padėtis Ukrainoje šalia šiek tiek keičia situaciją negu Baracko Obamos laikais. Keičiasi situacija, nors prisiminkime iš tikrųjų, Trumpas yra teisus, labai dažnai naudodamas tą pavyzdį, jog Barackas Obama nesuteikė letalinės ginkluotės Ukrainai, o jisai sutiko ją duoti, nepaisant to, kad... Nelabai ten buvo jam variantų nebesutikti su tuo kongresu. Su HR McMasteriu, ypatingai, kuris aprašė plačiai savo memuaruose ir rekomenduoju, kas domisi tuo, paskaityti, kaip tas sprendimas buvo priimtas ir Trumpas ten nebuvo labai toks entuziastingas jų atžvilgiu, bet vis tik tai, aišku, tai yra jo administracijos sprendimas ir tai yra svarbu. Ukrainos atveju vienintelis dalykas, kuris vis dar egzistuoja, tai yra nėra priimta daug neatšaukiamų sprendimų kol kas, kurie neleistų situaciją apsiversti aukštyn kojomis. Tai yra vienintelė pozityvi prielaida šitos situacijos, nes taktiškai, aišku, Amerika pasirinko tą tokio nuolankumo Rusijai poziciją, jinai reiškiasi visais įmanomais viešais būdais, balsavimais Jungtinėse tautose, G7 rezoliucijom, kurių nepalaiko Jungtinės valstijos, jeigu yra kritikos, Amerikai Vitkofo pasakojimais apie tai, kaip buvo padovanotas paveikslas Vladimiro Putino Donaldui Trumpui ir kaip meldėsi, aišku, Putinas už Trumpo sveikatą. Na, prieš tai beje Vitkofas pasako sakinį, jog aš tikrai nesu tas, kurio Putinas galėtų manipuliuoti ir tada seka pavyzdys, kaip yra dovanojami paveikslai. Na, tai to tikrai galima rasti turbūt menko įsigilinimo apskritai, kas yra Rusija ir kaip su jie vyksta dėrybos. Bet vis tik tai yra tokie dalykai, kurie galėtų būti vis dar atšaukiami. Kas nebūtų lengvai atšaukiama, tai yra tolesnė karinė parama, jeigu jinai visiškai sustotų, vėl būtų atnaujintas sustabdymas, nepaisant to, kad aišku, jinai tęsiasi iš ankstesnių laikų žvalgybinė informacija ir kiti panašus dalykai. Tai kol tai nėra nutikę, tol aš manau, ukrainiečiai mums irgi pasakytų ir įvairiais būdais ir sako, kad geriau jau retorika negu veiksmai, negu atvirkščiai. Retorika labai gera, o veiksmai visiškai tragiški. Tai palieka tam tikrą tikimybę Trumpo entuziastams sakyti, kad ne, ateis tas momentas, kai apsivers aukštinkojami situacija ir jisai pasakys, kad Trumpas jį ne tik tai, kad užkniso, bet ir, atsiprašau, Putinas, bet ir kad yra veiksmai konkretus, kurie lydi šitą teiginį, pavyzdžiui, papildomos sankcijos ar didelė nauja parama Ukrainai ir panašiai. Tie 5D šachmatai kažkada įsijungs ir pasiteisins. Nes čia genialus planas yra dabar.
tai, ką mes matom, balsavimas su Baltarusija, Rusija ir Trėja, kas ten dar. Sudano, berods. Bet ar, aš tikrai žinau, Linai, kad jūs sekat ir bendraujat su daug diplomatų, ar tai yra tiesa, kad, Jungtinės valstijos yra pasakiusios, tarsi tik tai klausimas, kiek tai yra Trumpo pareigūnų, kurie priversti teisinti ir kiek tai yra pačios administracijos logika, kad, jie siekia atsistoti per vidurį. Nes stovėjo Ukrainos pusėje, tai dabartinėmis savo veiksmais jie tarsi bando atsistoti per vidurį ir taip tapti tuo tikruoju neutraliu, nežinau, arbitru ar sandorių darytojų, kad galėtų abi pusės susodinti prie stalo. Ar čia tokia logika yra Jungtinių valstijų? Nes iš mūsų perspektyvos, šiaip iš pasaulio perspektyvos, tai atrodo, kad tiesiog įvyko totalus pasikeitimas, kad Jungtinės valstijos išpratėjo, arba kad, kaip daugelis čia spėlioja jau labai kardinaliai, kad Rusijos KGB šnipas miegantis dabar yra Baltuosiuose rūmuose. Jeigu racionalizuotume, tai taip. Tokia taktika yra ypatingai viešosios diplomatijos prasme, parodyti, kad mes čia žiūrime viską iš aukšto ir nebandom sakyti, kas yra teisus, kas ne, mes tik norim, kad susitartų dėl taikos. Ir tai lemia visus balsavimus, visus pareiškimus ir panašiai. Ko jie, kaip ir minėjau, nėra padarę, tai nutraukė tos paramos, kuri jau tikrai rodytų neutralumą kabutėse, kol kas to neutralumo bent jau šią prasme nėra. Tai, sakyčiau, vakaruose yra kelios stovyklos. Viena stovykla, kuri vis dar mato galimybę Trumpui pakeisti kursą, o kita stovykla, kuriai gal ir aš save labiau priskirčiau, nes ir tai surašęs anksčiau, kuri mano, kad tiesiog Amerikai Ukraina nerūpi. Tai yra dirgiklis, tai yra problema, bet ne tokia problema, kurią tu nori spręsti. Ir čia aš vėlgi matau daug tęstinumų. Paskaitykim Baracko Obamos kadencijos pabaigos pamąstymus, kurisai sako, pavyzdžiui, kad apskritai jo visa užsienio politika rėmėsi tuo principu, kad mes kaip didžiausia pasaulio valstybė vis tik turim ribotus resursus. Mūsų ištekliai yra riboti. O ištekliai tai suvokim tą plačiąją to žodžio prasme, ekonominiai, kariniai, diplomatiniai, laiko, kiek gali prezidentas ar kiti skirti dėmesio kažkokiai temai. Mūsų ištekliai yra riboti, vadinasi, norėdami šitoje situacijoje kažką daryti, mes turime aiškiai atsirinkti prioritetus, kas mums rūpi ir kas mums nelabai rūpi. Tai pavyzdžiui, jo teiginys Ukrainos atžvilgiu buvo koks. Aišku, Krymo aneksija yra blogai. Aišku, kad reikia smerkti, ypatingai teisininkas, jis negali to priimti kaip dalyko, kurį galima pateisinti ir pagrįsti. Klausimas, ką mes galim padaryti. Ir ar mes apskritai turim kažką daryti. Ar mes turim siųsti karius į Ukrainą? Jis sakytų ne. Barackas Obama ir sakė ne, nes tai nėra prioritetas. Ukraina nėra prioritetas Jungtinėms valstijoms. Joe Bidenas panašiai. Kai mes diskutavom visai neseniai prieš keletą mėnesių apie pirmuosius pareiškimus, kad Jungtinės valstijos nepritarė, Trumpo Jungtinės valstijos nepritarė Ukrainos narystei NATO, tai neskambėjo kaip labai naujas dalykas. Taip, NATO viršūnių susitikimuose mes deklaracijose skaitydom tą teiginį, kurį pasirašo ir Vašingtonas Bideno laikais, kad Ukraina taps NATO nare. Užkulisiuose nebuvo didelio entuziazmo, švelniai tariant, o netgi atvirkščiai buvo entuziazmas blokuoti bet kokius praktinius veiksmus, kurie rodytų nesustabdomo judėjimo to link jau dabar. Kitaip tariant, buvo deklaracijose pasakoma, kad tai kada nors įvyks, bet kada nors, neaišku kada, ir jau gal tikriausiai ne mums reikės tokius dalykus spręsti. Skirdinė spirdavo tolin, kaip sakoma. Taip. Tai šia prasme, tokio labai didelio pokyčio aš net nematau. Vėlgi, umumas pareiškimo yra iš Trumpo pusės, bet toks lėtinis situacijos vertinimas, jis tarp Bideno, Obamos ir Trumpo turi nemažai panašumų. Ypatingai, aišku, ar Obamos argumentą tą dar labiau stiprino tezė, kad ne tik, kad mes prarandam galią, bet tiesiog kitų veikėjų įtaka auga. Santykinė įtaka, Kinijos pavyzdžiui. Jis neaplenks galbūt Jungtinių valstijų, bet jis santykinai jau yra daug svarbesnis veikėjas negu prieš 20 metus. Net ir Rusija kažkuria prasme yra veikėjas, nes turi branduolinį ginklą ir su juo irgi reikia kai kuriais atvejais skaitytis, nes ar mes kiekvienoje situacijoje norim veltis į konfrontaciją dėl mums mažiau svarbių temų negu jiems. Ir Ukraina vėlgi dėja, bet iškyla kaip pavyzdys. Jiems kertinis klausimas Amerikai. Ir čia, aišku, Europa padarė savo meškos paslaugą. Tikrai pasidarėm meškos paslaugą po Krymo aneksijos, mes amerikiečiams parodėm, kad elgiamės, tiesą sakant, panašiai. Europa turi minį plačiąją to žodžio prasme. Nord Stream 2 yra geras pavyzdys. Tai aš atsimenu, sustikdom su vokiečių ar patarėjais Merkel ar kitais sprendimo priėmėjais ir jie mus bandydavo įtikinti, kad Nord Stream 2 yra komercinis projektas, neturintis jokių geopolitinių pjūvių. Tai yra komercinis projektas, vyriausybė čia beveik nieko nežino apie jį, čia verslas vysto jį, o mes, žodžiu, per atstumą. Ir tai nesiskiria nuo Trumpo logikos.
O skiriasi tik tai tuo, kad iš tikrųjų Europai, pasakyti, kad Ukraina mums nerūpi, galbūt tiesiog iš geopolitinės perspektyvos net ir tada buvo sudėtingiau negu dabar. Bet tai rodo ir nesupratimą, nes tai nėra tik Ukrainos klausimas. Ir Rusijos agresija greičiausiai juk nesustos tik Ukraina. Su tuo gal nesutiktų visi. Nežinau, ar yra teisinga Zelenskio taktika nuolatos kartoti, kad sekantis būtume mes, turime Baltijos šalis po Ukrainos, nes tai matau, kad iššaukia ir tokių priešiškų reakcijų, kurie sako, kad Ukraina ir NATO yra visiškai skirtingi dalykai ir vien kalbėjimas apie tai tiesiog papildomai kaitina aistras ir čia nėra jokio poreikio dabar apie tai diskutuoti, nes jokių tiesioginių grėsmių scenarijų, be aišku daugybės hibridinių teiginių tarsi nemato mūsų sąjungininkai Europoje. Mes aišku su tuo nesutiktume, aš manau, yra akivaizdu tie ryšiai tarp Ukrainos ateities ir mūsų saugumo, bet tai neįtikina visų. Ir tai matyti irgi verčia klausti, ar net ir dabar tas grėsmių supratimo skirtumas tarp vidurio rytų Europos ir dalies kitos Europos yra tiek sumažėjęs, kad mes tikrai sėdime vienoje valtyje. Ir čia galima pagirti Trumpą, nes jeigu anksčiau santykis dėl priežasties, kuri didina NATO šalių gynybos išlaidas, man atrodė pirmiausiai Putino pusėje. Putinas yra veiksnys, kuris didina Europos šalių gynybos išlaidas, Trumpas prie to prisideda savo pirmosios kadencijos retoriką. Tai dabar, sakyčiau, yra šiek tiek šitie dalykai susilyginę. Nes, tas pats belgų pareiškimas, kad jie šiais metais pasieks 2% bendrojo vidaus produkto, italai apie 2%, aš manau, be Trumpo tai nebūtų įmanoma ir šia prasme NATO sustiprėja. Jeigu taip iš tikrųjų nutinka ir tikrai gynybos išlaidos auga sparčiau, nes akivaizdu, kad dėja, bet Putino veiksnys tų šalių neįtikino. Iki šiol Trumpo veiksnys panašu, kad šiek tiek padeda įtikinti. Bet jeigu tas požiūris į rytų Europos šalių saugumą nebus vienodas juose ir likusioje Europoje, kiek ramina tas faktas, kad NATO didina savo saugumo įmokas, ar kaip jas pavadinti. Kitaip tariant, jeigu nebus prieita sutarimo, kad po Ukrainos būtų Baltijos šalis, tai kiek čia mums labai svarbu yra, kad Belgija didina išlaidas gynybai. Aišku, svarbu, nes gynybos planuose yra numatytas vaidmuo kiekvienai valstybei, jinai prisiema tam tikrą atsakomybę, tą atsakomybę gyveninti reikia pajėgumų, tiems pajėgumams reikia pinigų. Yra pinigų, yra pajėgumai. Jeigu nėra pinigų, pajėgumų nebus, net jeigu jie yra tvirtinti gynybos planuose, jie bus tik tai teoriniai. Tai šia prasme mums tai yra svarbu. Bet tai nekeičia aplinkybės, kad šiandien Lietuvos ir visos Europos saugumas yra neatsiejamas nuo Jungtinių valstijų. Nėra jokios alternatyvos Jungtinėms valstijoms ir artimiausiu metu nebus. Tiesiog taip yra. Šiandien taip yra. Ir pirmiausiai, sakyčiau, net ne dėl konvencinių karinių pajėgumų, dėl branduolinio skėčio, kuris dengia mus. Manau, mes visiškai ignoruojam šitą faktorių. Kuo skiriamės mes ir Ukraina? Pirmiausiai tuo, kad mes esame NATO nariai ir NATO yra branduolinis alijansas. Mūsų dengia Jungtinių valstijų branduolinis skėtis su britišku komponentu kaip priedu. Tikrai ne prancūziškas branduolinis skėtis, ir čia gal atskira diskusija šito tema. Bet tai yra pirmasis atgrasimo lygmuo, kuris, jeigu žvelgtume į šalto karo laikus, yra pakankamai gera saugumo garantija. Kodėl? Todėl, kad konvencinį pranašumą sovietai visada turėjo Europoje, juos nuo didesnės agresijos ir plėtros savo okupuotų teritorijų sustabdė branduolinis faktorius. Ir aišku, mes galim kelti klausimą ir keliam jį. Ar gintų Jungtinės valstijos panaudodamas branduolinį ginklą Lietuvą nuo Rusijos? Ir gal net ir turėtume savo atsakymą, kad New Yorku ar Bostonu ar Vašingtonu tikriausiai amerikiečiai nerizikuotų. Dėl Vilniaus, Rygos, Talino, gal net Varšuvos, gal net ir Berlyno. Gal net visų kartų sudėjus. Visiškai legitimi diskusija. Jinai tokia pat vyko ir šalto karo metais, tik tai geografinės lokacijos buvo kitur. Bet tas faktas, kad šitas klausimas kils ir Putinui, ir kyla Putinui, jeigu jis svarsto bet kokį scenarijų, jis yra istoriškai žvelgiant fundamentali saugumo garantija. Nes net jeigu yra 0,001%, kad gins dėl kažkokių priežasčių, tai jau yra neperžengiama riba iki šiol, net ir tokiam agresoriui kaip Rusija, kurią jisai patvirtino, puldamas Ukrainą, kuri tokios garantijos, tokio saugumo veiksnio neturi. Tai šią prasme vien jau branduolinis dėmuo yra neatsiejamas nuo Jungtinių valstijų ir jisai skiria mus nuo Ukrainos ir negalim to ignoruoti. O jau kiti konvenciniai pajėgumai, aišku, yra irgi veiksnys. 84 000 Europoje maždaug yra amerikiečių karių šiuo metu. Britų kariuomenė, ko gero, šiandien reali kariuomenė yra mažesnė. Tai
Tai vat ir apie tos pajėgumus Europoje kalbant. Viena aršiausių temų ir tokia labiausiai audrinančių, ypatingai pas mus, tai yra amerikiečių pajėgumų atitraukimas nuo Europos, kas yra kalbama senai ir turbūt klausimas, iš kur bus patrauktas tas yra. Ką reikštų, sakykime, tai, nes jūs minit, kad galbūt tai konvenciniai pajėgumai nėra taip svarbu, galbūt yra svarbiau branduolinis skėtis, bet bendrai saugumo situacija, kaip tai gali būti į tai pažiūrėta, jeigu, pavyzdžiui, kariai būtų patraukti, ypatingai jeigu kariai būtų patraukti, tarkim, iš Lenkijos, kaip mes girdėjom, kas būtų labai keista, nes tai yra pavyzdinė narė, moka 5%, perka amerikiečių ginkluotę, yra labai visur giriama ir staiga iš jos yra brigada patraukiama, su batalionais pas mus. Tai būtent tas vaizdas, kameros filmuojančius amerikiečius, besikraunančius savo techniką į lėktuvus ir keliaujančius kažkur namo arba gilyn į Europą, tai jau būtų atgrasimo prasme didžiulis pralaimėjimas. Lygiai taip pat kaip ir tas 1000 amerikiečių, kurių mes suprantame, Lietuvoje turiu omeny, jis nėra veiksnys, kuris keičia strateginį karinį planavimą. Tas 1000 jis nepakeičia mūsų saugumo situacijos dramatiškai, pakeičia simbolizmas, kad jie čia yra dabar ir iš esmės beveik nenutrūkstamai nuo 2019, gal net ir šiek tiek anksčiau, jeigu vertintume kuopos buvimą Lietuvoje. Faktorius, kurį Rusija irgi mato ir kuris mums yra svarbus, net jeigu tie kariai yra labai riboti savo kiekį. Tai atitraukimas jų būtų dramatiškas, sakyčiau, atgrasimo principo susilpninimas. Ir čia man kyla klausimas, kodėl to reikėtų Amerikai? Nes visa Amerikos užsienio politikos logika po Antrojo pasaulinio karo laikų turėjo branduolinę dimensiją kaip savo kertinį strateginį principą. Jo esmė yra labai paprasta. Jungtinėms valstijoms grėsmę iš esmės kelia tik branduolinis ginklas. Neužpulsytų Jungtinių Amerikos valstijų kitais būdais. Negaliu kalbėti apie ką tai reikštų praktiškai, bet iš esmės tokios grėsmės neegzistuoja. Nes Jungtinės valstijoms grėsmę kelia tik branduolinis ginklas. Dėl to amerikiečių politika yra grįsta tuo, po Antrojo pasaulinio karo laikų, kad kiek įmanoma mažiau pasaulio valstybių turėtų branduolinį ginklą. Kuo mažiau, tuo geriau, nes kuo mažiau turi, tuo mažiau galimybių, kad kažkas kels mums grėsmę. Tai galioja ir priešininkams, ir sąjungininkams. Pasižiūrėkime, kodėl jiems rūpi Šiaurės Korėja. Ne dėl ekonomikos. Kodėl jiems rūpi Iranas? Dėl Izraelio plus dėl to paties branduolinio faktorių. Bet kuriam pasaulio regione tai yra strateginis tikslas numeris 1. Apriboti galimybės valstybėms įgyti branduolinį ginklą ir tokiu būdu kelti grėsmę jungtinėms valstijoms. Dėl to virš mūsų ir yra tas branduolinis skėtis. Tai nėra juk vien altruizmas. Tai yra išskaičiavimas, kad jeigu mes kitiems pasakysime, kad jūs dengia mūsų branduolinis skėtis, jų pačių intencijos tą skėtį pasigaminti patiems sumažės. Lietuvai gal negalioja, mes neturim tokio pasirinkimo, Vokietijai, Japonijai, Pietų Korėjai dar ir kaip galioja. Tai jeigu amerikiečiai nuspręstų, kad jiems NATO nebereikia, kad jie atitraukia karius, jie nebenori stiprinti atgrasymą, jie nebenori turėti įsipareigojimų kitiems, automatiškai įsijungia priešingas režimas kitose šalise. Pirmiausiai, skaičiau, Japonija, Lenkija, Pietų Korėja. Viskas. Amerikos įsipareigojimas kitiems yra negaliojantis. Nepaisant to, ar tai tiesiogiai paveikta konkrečių Trumpo sprendimų mums, ar tik tai per pavyzdį, pavyzdžiui, rytinės Europos dalies. Ir to šalis iš karto sieks branduolinio ginklo. Ir tai dramatiškai silpnins Amerikos saugumą. Kokie kaštai išlaikyti esamą status quo jungtinėms valstijoms? Labai nedideli. Kokie kaštai doroti su tą naują pasaulio realybę, kurią jie sukurtų, atitraukdami karius ir, tarkime, išstodami iš NATO, man atrodo, milžiniški. Ir dėl to mes girdime kol kas iš amerikiečių visais įmanomais lygmenim teiginį, kad mes tikrai nesitraukim iš NATO, mes tikrai liksim NATO. Ir tų karių skaičius čia gali kisti, bet tai bus techniniai pokyčiai, o ne kažkas tokio, kas leistų nufilmuoti tos vaizdus apie besikraunančius karius į lėktuvus. Bet ar tai įtikina? Mažiau negu anksčiau. Beje, reikia tą pripažinti ir tai, kad dabar yra daug sunkiau su amerikiečių vidutinio rango pareigūnais kalbėtis. Anksčiau tu galėdavai su jais pasikalbėti ir gauti net ir informaciją apie strateginio lygmens sprendimus, nes jinai gerai kildavo aukštyn ir eidavo žemyn. Visą vertikalę valdžios sprendimų priimimo veikdavo. O dabar jie bijo kalbėti, nes jie nežino. Jie gauna tam tikrą indikaciją ir iki kito karto jinai galioja, o tas kitas kartas iš esmės yra socialinių tinklų žinutė. Tai šią prasme aš pats save dabar paneigsiu. Visa logika rodytų, kad tam tiesiog nėra racionalaus finansinio ar strateginio pagrindo, priešingai yra dideli potencialūs kaštai, dėl to tas sprendimas neatrodo nei logiškas, nei brestantis. Kaip ir minėjau, kad jis nebresta patvirtina ir visi tie, kurie dar sutinka apie tai pasikalbėti.
bet viskas galioja tik tai iki tam tikros žinutės socialiniuose tinkluose, kurios aš tikiuosi, kad nebus. Ir su sąlyga, kad Trumpas elgiasi logiškai, kas irgi nebūtinai kiekvieną dieną yra. Ir čia vis tiek lieka tas argumentai dėl branduolinio skėčio virš Europos, kad ji pati nepradėtų prisikurti naujų šalių, kurios turi branduolinį ginklą. Taip, yra tikrai labai tvirtas, bet negalioja tam pakraščiui, nuo kurio gali patraukti branduolinį skėtį, kaip Baltijos valstybėms. Ar yra prielaidų būti tikram, kad Trumpas dėl gerų santykių su Putinu, kuris panašu jam atrodo autoritetas, sakys, gerai, mes patraukiam tą ir nematom, ką jūs čia daro. Aš manau, kad tai lemtų vis tik tai žlugimą tos sistemos, kurią patys amerikiečiai sukūrė. Ir nebūtų galima to pristatyti kaip, čia mes tiesiog susitarėm dėl šito konkretaus dalyko, bet visiems kitiems... Nes nuo seno jų žemės buvo. Įsipareigojami galioja. Čia aš manau, mes iššokom tikrai nuvažiuojant į traukinį 2004 metais įstodami į NATO. Ir įstojom su visišku pritarimu senate, nekylo klausimų. Nors prieš tai, jeigu atsimintume ir kas sekėt, bent jau istorinėje prasme domėjotės, tų svarstymų apie Baltijos šalių priėmimą į NATO tikrai netrūko. Vienas iš kritinių argumentų buvo neapginamumas, konvencinis neapginamumas. Kitas argumentas, ką mums to reikia. Trečias argumentas - tautinės bendrijos, ypatingai Latvijoje ir Estijoje. Ketvirtas argumentas - Kaliningrado faktorius ar apskritai Rusijos faktorius. Tai tų abejonių, ar čia mums tą reikia padaryti, buvo. Ir čia aš manau reikia nulenkti galvą kaubojui iš Teksaso Džordžui Bušui. Ir jis nesibaimintų to įvaizdžio. Nes reikėjo tokio kaubojiško motyvo, kad tas nutiktų ir kad tas teiginys, jo vieno iš patarėjų, kurį aš kažkada citavau savo knygui, kad atėjome į ovalų kabinetą ir sakom, jūs prezidentė galite sugriauti Molotovo-Ribbentropo pakto likučius, priimdamas tas valstybės į NATO, įsitikino Bušą. Ar jis būtų įtikinęs Obamą? Nesu tikras. Bideną? Nesu tikras. Trumpą? Esu tikras, kad nebūtų įtikinęs. Tai šiandien mes iššokom į traukinį ir aš manau, kad tas traukinys vis tik tais labai... tikslingai juda kaip traukinys ir išėmus vieną vagoną, to traukinio nebeliktų, tu nebegalėtum sakyti, kad viskas kitas veikia, tik tai va šitą mes vieną faktorių išimam. Ir konkretus visiškai toks subjektyvus, bet mano patyrimas būnant Jungtinėse valstijose 2019 metais. Buvo tokia situacija, tuo metu, gal atsimenat, Trumpas pasikalbėjo su Turkijos prezidentu Erdoganu dėl kurdų Šiaurės Sirijoje. Mintis buvo kokia? Erdoganas be abejo kurdus traktuoja kaip grėsmę Turkijos teritoriniam integralumui dėl jų intencijų kurti valstybę ir apskritai politinio statuso. Amerikiečiams kurdai dalis jų, nes dalis yra laikomi teroristais ir vakaruose, dalis sąjungininkais yra reikalingi ir buvo reikalingi kaip tie, kurie kovėsi prieš islamo valstybę. Ir ją įveikė. Ir ją įveikė. Tai buvo sąjungininkai, kurie reikalingi Jungtinių valstijų strateginiams tikslams įgyvendinti. Dėl to amerikiečiai ir Šiaurės Sirijoje ir kitur padėjo kurdams, saugojo tam tikras teritorijas, kuriuose buvo kurdai ir aišku veikia kaip atgrasimas nuo tos pačios Turkijos. Paskambina Erdoganas Trumpui ir įtikina jį per trumpą pokalbį, kad vis tik tai tų kurdų Amerikai nereikia ir Šiaurės Sirijos verta atsitraukti. Ir Trumpas, aišku, apie tai paskelbė iškart socialinėse tinkluose, kad iš tikrųjų, kodėl mes ten esam, jokio mūsų intereso tame nėra, atsitraukim ir viskas. Ir aš, kadangi tuo metu tiesiog fiziškai buvau Vašingtone, aš atsimenu, kokia emocinė aplinka buvo tuo metu ten, kai prasidėjo didžiulės diskusijos, netgi nedideli protestai, kad mes išduodam savo sąjungininkus, nors kurdai neturi nei valstybės, nei vienalytiškumo, kaip organizacija, nei NATO statuso, nei panašiai. Ir po poros savaičių Trumpas savo sprendimą atšaukė. Tai aš tikrai tikiu tuo, kad išduoti Baltijos valstybės Trumpui būtų brangu. Būtų tikrai brangu. Ir vėlgi, labai sunku įsivaizduoti, ką jis iš to tikėtųsi laimėti. Jo aplinkoje yra pakankamai žmonių, net ir kurie atliepia jo ideologinius tikslus ir nuostatas, kurie aš manau, kad jam pasakytų tą patį. Ir kokia ta būtų intencija iš jo pusės tiesiog tai ignoruoti ir sutikti su Putino reikalavimais, man sunku pasakyti. Ir vienas iš aspektų, kuris tarsi tą pagrindžia, mes galim nebejoti, kad Putinas jau dabar reikalavo ir sankcijų panaikinimo iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir nutraukti tą karinę paramą, kurią buvo pristabdę savaitai, ir tą žvalgybinę informaciją sustabdyti, ir Starlinką atjungti. Galim nebejoti, kad tai buvo minėta, bet tai kol kas nebuvo padaryta. Tai net ir tie veiksmai, kurie yra tiesiogiai susijęs su Ukraina, kurią, kaip ir kalbėjom, lyg ir net prioritetizuoja Trumpas, jie nebuvo padaryti. Tai tarsi rodo, kad nėra taip, kad tiesiog viską automatiškai atiduodi. Daug ką yra linkę atiduoti amerikiečiai, bet kažkur tos ribos lyg ir egzistuoja ir pirmiausiai tos ribos vis tiek dar egzistuoja dėja, bet Ukrainoje, o ne prie NATO rytinės sparno. Aš
mes perėsim netrukus į Patreon dalį, aš norėčiau, kad tokį teaserį padarytume šiek tiek žmonėm, kurie galbūt galvos tapti mūsų patronus, paklausyti toliau pokalbį su Linu. Kita tema, kurią mes labai norėjom pasikalbėti, yra Vokietija. Vokietija, galvom sakyti, yra Europa. Kokio dydžio tai yra įvykis apie konstitucijos keitimą, apie Vokietijos iš esmės persiginklavimą ir apie planus skirti, potencialiai iki 2 trilijonų net lubos skolinimus ir kitiem yra Vokietijos biudžetui. Kokio dydžio tai yra įvykis, tai kas pastarosius, 2 mėnesius, 3 vyksta Vokietijos politikų? Atrištos rankos. Kol kas dar nėra su tom rankom padaryti labai konkretus ir apčiopiami sprendimai, bet su šitomis rankomis to padaryti būtų neįmanoma. Reikėjo jas atrišti. Ir kaip jūs ir sakot, sprendimas, kad nebevas taikomas skolos stabdis ir gynybos išlaidoms ir paramai Ukrainai ir dar kelioms sritims, reiškia, kad šalis gali ir turi pakankamai fiskalinės laisvės ženkliai didinti gynybos biudžetą, kuris šiuo metu siekia apie 90 milijardų eurų ir tai yra apie 2% bendrojo vidaus produkto, tam, kad kompensuotų daugybę metų tai, ko šita šalis nėra dariusi. Tai investuoti į karinę techniką, karinės pajėgas, netgi pradėti tam tikrą, čia labai sąlygiškai pasakysiu, šaukimą į kariuomenę. Tai tikrai nėra šaukimas, tai yra labiau tokios apklausos, ieškojimas žmonių, kurie tiktų kariuomenė ir tada pusiau savanoriškų pagrindų įtraukimas, bet vis tik tai, judėjimas tą linkme. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad Vokietija tiesiog yra didelė. Man atrodo, mes kartais nesuvokiam, kokia didelė yra Vokietija. Jeigu vertinam nominalų ekonomikos dydį, sudėkim kartu Lietuvą, Latviją, Estiją, Švediją, Suomiją, Daniją, Norvegiją ir Lenkiją, tai yra 60% Vokietijos. 60%. Tai mes galim daryti daug ir mes daug ką lemsim savo sprendimais, ypatingai mūsų regione, bet vėlgi grįšiu prie traukinio metaforos, be garvežio Vokietijos visoje Europoje tas traukinys nepajudės. Ir čia, aišku, atsiranda problemų, nes prisiminkim istoriškai ir ES ir netgi NATO kūrimas buvo susijęs su tuo, kad pati Europa nemilitarizuotų savęs taip, kad pradėtų kelti grėsmę savo pačiai. Ir Vokietijos noras būti tokia stebėtoja visų saugumo ir gynybos susitarimų yra to dešimtmečius įdirbio rezultatas. Ir čia amerikiečių veiksnys vėlgi yra kertinis. Jeigu Amerikos nelieka kaip veiksnio Europos saugumo architektūrai, aš manyčiau, kad tas nerimas, kurį galim skaityti vėlgi ir istorinėse knygose 90-10 netgi, pavyzdžiui, Prancūzijoje, apie tai, ką reikš susivienijusi Vokietija ir kokią tai gali įgyti geopolitinę prasme ir net ir karinę prasme ir kokios istorinės ir minescencijos iš to kyla apie Europos praeities tarpusavio santykius, jos dar labiau paaštrės. Tai viena vertus yra puiku, kad vokiečiai atriša savo rankas, ir kad prisims didesnį atsakomybę ir tą atsakomybę neabejotinai keis Europos saugumo paveikslą, jeigu bus judama tą linkme nuosekliai ir pakankamai ilgai. Bet kita vertus, vėlgi tą labai sunku atsieti nuo tam tikro tokio arbitro iš Jungtinių Amerikos valstijų vaidmens, nes pačioje Europoje mes matom tų skirčių dėja, bet yra daug. Ačiū Linai labai, ačiū visiems žiūrėjusiems viešą pokalbio dalį. Jeigu norite pamatyti toliau, sužinoti daugiau apie Vokietijos sprendimus, apie ES sprendimus, mes taip pat ir pasikalbėsim ir apie galimus Rusijos ir JAV susitarimus, tai užsukite į redakcijos Patreoną ir ten viską rasite. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Veltui viena iš knygų Vokietijoje dabar labai skaitoma yra apie tai, kad aš nenoriu tarnauti Vokietijos kariuomeniai, karas apskritai yra blogis ir to blogo reikia išvengti per pacifizmą. Tai turi tokias gajas šaknis Vokietijoje ir neabejotinai visi tie judesiai į priekį, jie susidurs su pasipriešinimu. Kad dėl mūsų, man atrodo, 3 scenarijai aktualiausi, kurie kelia tą patį klausimą. Pirmas, didelio masto invazija į Baltijos valstybės į Lietuvą. Šiandien tai tikrai yra nerealu, tiesiog nerealu. Trečias scenarius, kuris man kelia daugiausiai nerimo jūsų klausimo kontekste, yra kitoks scenarius, nes jis neapima tokios tiesioginės karinės agresijos. Ir tada jau kils klausimas mums, ar mes norim gerų kaimyninių santykių su pajėgių priešininku, kuris sako, kad nepuls, bet vis tiek turi veiksnių ir svertų. Ar mes išliekam principingi ir suprantam tai kaip šantažą, kuris neveda niekur, kaip tik tai visiškos griūties ir okupacijos, kad ir iš lėto, šliaužiančios link. Mano kliba kėdė, ar nebus problema, jeigu iš biškį pamiršiu? Nekliba. Kaip nekliba, va? Jeigu atsisės. Gal pakeičiam, nes paskui, kad nebūtų durno, tokio, žinai. Aš atsiprašau, bet dabar tik pastebėjau.
Mes dar teoriškai turim 4 minutės, greičiau varom nei planavom. Nes paskui, žinai, būtinai pačioj įdomiausiai vietoj trekšt bus.